Tadai, tavo įspūdžiai iš šių rungtynių? Nežinau, įdomios varžybos, gaila, kad pralaimėjome. Pats pirmą kartą žaidėjai startinėje sudėtyje, kaip įvertintum savo žaidimą? Nežinau, blogiausia, kad pralaimėjome, o šitą, man atrodo, turėtų vertinti ne aš, o kiti asmenys, treneriai, patyrę labiau gal žaidėjai. 11 metrų baudinys buvo muštas į tavo kampą, kurį saugojai. Kaip manai, buvo per geras smūgis, kad nepavyko jo atremti? Šį kartą nepavyko, gal kitą pasiseks. O kaip manai, kodėl nepavyko šiandien padaryti tai, kad būtų teigiamas rezultatas, ar lygiosios, ar pergalė? Galbūt Fortuna ne mūsų pusėje buvo. Ir Vėtra žaidė neblogai. Tai kokios čia mintis slogas turbūt po pralaimėjimo. Visada nėra ko būti patenkinti turbūt. Ką galiu pasakyti? Taip yra futbole, jeigu tu neįmuši, tu niekada taškų nepaimsi šiandien, kad ir nepasakyčiau, kad labai kažkom tai mes šiandien nusileidom Vėtrai, bet paprasčiausiai jie įmušo įvartį ir jie laimėjo, mes to nepadarėm. Kaip pasakyti, aš galvoju, kad sakiau šiandieną, kad Šiauliai tokia nenuspėjama komanda, gali bet ką plošti, bet nuo ko pralošti tikrai, gal dėl to, kad daug jaunų žaidėjų, bet jau šiandien neblogą futbolą pademonstravo, bet galvoju, kad mes irgi turėdami tiek progų sugebėjom tik tai mušti įvartį tokį, nesugebėjom išpuikiausi, tai rodo, kad atakui tai strimdam žiauriai, pradedant 6 rungtynės 2 įvarčiai mušti, tai kaip galim laimėti, kaip galim kažkur tai laimėti. Panevėžį vieną įmušėm, laimėjom, čia įmušėm, tas rungtynės visą laiką negalim, nesugebam, meistriškumo trūksta, puolėjom absoliučiai, matėt šiandien ir Grigaitis, ir Butavičius, ir eilė kitų žaidėjų iš puikiausių pavyzdžių. Pirmą kėlinę, antrą kėlinę turim kažką labai daug, tokios lygios, apylygės rungtynės buvo. Ką, pergalė yra pergalė, reikia ruoštis, dabar trečiadienį Kaune žaidžiam. Tos rungtynės bus labai svarbiausios, kitą savaitę pradžioje. Naujas galima išbandyti naujam sezone, čia nelabai bėra ką bandyti, nežinau. Pasistengsim turbūt garbingai sužaisti, nežinau, ar su čempionais, ar savo, dar nebus aišku, bet aišku, kažkiek psichologiškai yra sunku, bet galvoju prieš savo žiūrovus, tai stengsimės kažką tai garbingai pabaigti čempionatą, o kaip bus sunku kažką pasakydami. Naujojų tikrai nebus, nes viskas eina į pabaigą. Dėl Šiaulių trenerių klausimas. Komanda liko 7 vietoje. Ar tai tenkina jūs sezono rezultatai, ar ne? Aišku, negali tenkinti tokie rezultatai. Sakykime, pernai likom prieš paskutinį, šiemet prieš paskutinį. Kažkur tai kažko trūksta turbūt, kad nežengėm nors mažą žingsnį į priekį. Tai galbūt didesnės priežastys išaiškės po sezoną. Aišku, šis sezonas mums nelabai sekėsi traumų atžvilgių, bent 10 žaidėjų patyrė traumas, operacijas kelias turėjom, taip kad reikia žiūrėti, analizuoti, kažkur kažką negerai darėm, aišku, 7 vietą mums šiandien tikrai netenkina, nors keletą varžybų sužaidėm ir neblogai, bet turbūt, kad jauna komanda trūksta stabilumo, kur galim įmušti 4 įvarčius Žalgiriui, galim mušti Atlantui, bet tiek pat prasileisti. Taip kad turbūt čia daugelį jaunų komandų tas stabilumas yra, todėl kad stabilumo trūkumas ir yra, kad mes šiai dieną tik 7. Ar tikitės, kad kovo dėl bronzos medalių gali būti jūsų naudai? Aš nesitikinėjau, kad dabar tikiuosi, kad reikia labai sėkmingai Kaune, o paskui abidvi komandos tada atsistoti vienodas vietas, vienodas padėtis ir mes ir Sūduva lygiai surinkus taškų mes aukščiau, taip kad dabar aš galvoju, kaip sulošti trečiadienį su Kaunu reikia. Čia bus svarbiausia. Jūs šiandien startinį metuką neįtraukot Ostapą ir Vėževičius, kurie taip būdavo stebėti. Ostapas prastai su Žalgiriu baisiai sulošė, jis skaitai, kad tą įvartį atsivežė Griniausią, kuris lygioje vietoje sugalvoja tarp kojų kamuolį patikrinti. Tai čia patyręs kažkoks normalus žaidėjas niekad taip nedarytų. O Vėževičius paskutinį laiką irgi neblizgėjo, tai
tai dėl to ir šiandien nežaidė. Ir Jankauskas nežaidė, nes turėjo 8 kortelės. Su Kaunu jau žais Jankauskas? Jau praleido 2 rungtynės, Kaunu sužais. O Budrimavičius, patraukimas į kraštą čia buvo iš reikalo? Nu, aš galvoju, kad tas žaidėjas visose pozicijose gali lošti. Praeitais metais buvo gal paskutinės 5 rungtynės už Vėtrą baigiant sezonus lošė 10 gynėjų. Ir gana sėkmingai moka pradėti ataką. Moka, jis reikalingas ir čia, bet šiandien gavus Barovskį traumą. Pasitepė gal galinį raumenį, nežinau, jisai gavo traumą ir negalėjo Barovskis tęsti rungtynių, nebuvo daugiau gynėjų, reikėjo Budrimavičių traukti tą poziciją.